Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Šį kartą kalbėsiu apie valią. Pasidalinsiu 5 taisyklėm, kurios man padeda labiau laikytis kažkokių tai susitarimų, įsipareigojimų, ar įvykdyti savo užduotis, įvykdyti savo pažadus, siekti savo tikslų. Valia yra toks dalykas, kur aš manau ir labai pritariu daugumos nuomonė, kad tai yra kaip telefono akumuliatorius. Kuo daugiau naudoji, tuo labiau jinai išsikrauna. Kuo daugiau gyvenime tau valios reikia, darbuose, užduotyse, tuo blogiau tas akumuliatorius pradeda laikyti. Tai ką, jeigu norit šiandien klausytis apie valią, tai neišjunkit ir važiuojam. Žinot, kad kažkodėl yra priimta manyti, kad valios reikia, tai tik tai eiti sportuoti, ką aš ir ketinu šiandien šeštadienį daryti, arba valios reikia tai laikytis kažkokiai tai dietai, ten nevalgyti saldaus ar nevalgyti po 6, tai va čia reikia valios. Iš tikrųjų, mums valios reikia viskam. Laiku atsikelti, valytis dantim, vesti šunim, važiuoti į darbą, darbe daryti nepatogius susirinkimus, nepatogius darbus įgyvendinti. Valios mums reikia praktiškai kiekvienam mūsų žingsnį. Kaip galima padaryti, kad tos valios reikėtų mažiau, aš visą gyvenimą aiškinausi ir tikrai kai kas pavyksta, kai kas ne. Tai apie tai šitą videoblogą ir bandysiu dalintis. Nors iš tikrųjų, aš manau, kad valia, kad jinai būtų stipri, jinai visą laiką turi gauti poilsį. Tu turi turėti kažkokius tai mėgiamus užsiėmimus, mėgiamas veiklas, arba būti pakankamai pailsėjęs, kad tos valios reikėtų kuo mažiau ir kad tas akumuliatorius pildytųsi, o pats akumuliatorius stiprėtų ir ilgiau laikytų krovimą. Tai apie valią aš nesu pats valingiausias žmogus, tikriausiai yra daug stipresnių žmonių, kuriuos stebim internete, kuriuos matom visuomeniai. Tai parašykit komentaruose, kas jums atrodo yra tas pats kiečiausias čempionas, kuris gali laikytis visko ir pasiekia savo užsibrėžtų tikslų ir turi puikius rezultatus. Nes iš tikrųjų man to įkvėpimo trūksta. Aš tai nurašau, kad tas akumuliatorius mano yra žiauriai iškrautas, nes tikrai aš, pavyzdžiui, vakar paskaičiau, turėjau 4 tokius labai sunkius susirinkimus. Tiesiog mane visiškai iškrovė. Ryte atsikėliau, nenorėjau, bet vis tiek prisiverčiau dar šiandien eiti sportuoti. Tai dabar aš žengiu sportuoti, o jūs eikite į komentarus ir parašykit, kas jūsų manymu yra jūsų akiratyje valios čempionas numeris 1. Nu, hebrytė atsportavau, tik tai dar nežinau, labai painio tokius dalykus, kada yra valia, o kada yra nuovargis. Ir spėju, kad čia nebuvo nuovargis, nes nuo ryto man norisi saldaus. Ten buvo svečių vakar pas mus, paliko saldainių kažkokius su viduj, datalės, nedatalės. Žiūrėjau kažkokių saldainių, tai aš surijau visas 4, kiek jų buvo atvežę. Ir dabar ant takelio buvau pasiruošęs pasiduoti 100 kartų. Tai va, tai pirmas dalykas, kuris man padeda kovoti su valios kiekiu, arba, kaip sakant, ką padaryti, kad jos reikėtų kuo mažiau, tai visų pirma, tai yra planavimas. Kalendorius ir savo, ar kitiem, ar su kitais sutartas ir pažadėtas laikas. Nerealiai, jisai man, žinok, padeda. Aš, pavyzdžiui, žmonai vakar vakarėjau sakau, rytoj noriu eiti sportuoti, ar galiu? Jis sako, aišku, eik, tau būtinai reikia, tu geresnės nuotaikos būni. Sakau, eisiu 2 valandą, gerai? Gerai. Ir žinai, ir aš šiandien, aišku, kad jau nenorėjau, aišku, kad jau jėgų nebuvo. Jau 1000 priežasčių sugalvojau, kaip neiti sportuoti, bet artėjant tai 2, kažkaip įprotis, duotas žodis. Tai vat sako, kad reikia išsiugdyti įpročius. Ir išugdyti įpročiai padeda mums su mažesniu valios kiekiu pasiekti to rezultato. Tai pas mane įprotis yra planavimas, laikas. Aš nedėjau kalendorių jokių būdų, bet aš vat taip suplanavęs ir man tada pačios kojytės stoja, rengiasi, kažkaip ir to visko užtenka ir tada nueini. O jeigu nėra to tikslaus laiko, kada aš eisiu, nu tipo, gal eisiu, o gal ir neeisiu, taip ir nenueini. Tai va, tai pirmas dalykas, kuris man padeda kovoti ir išnaudoti kuo mažiau valios, tai yra aiškus laiko planavimas ir įsidėjimas netgi į kalendorių. Kažkokį turit nepatogų skambutį, įsidedat į kalendorių, nepatogų pokalbį, nepatogų vizitą, įsidedat į kalendorių. Ir taip tada prasideda įpročiai ir pradeda daug lengviau juos tos visus, kaip čia, valios reikalaujančius darbus, sunkius, nemalonius padaryti. Nes įprotis yra toks, žinot, dalykas. Aš stebiu savo šuniukus ir matau, kaip ir kada ir kodėl jie viską daro, nes jie turi įpročius. Mes irgi iš kokia tai dalim esam gyvuliai.
Tai už tai įpročiai mums padeda pasiekti savo tikslų su mažesniu valios kiekiu. Mano manymu surastas geras sprendimas, kuris padeda įtvirtinti mūsų valią, tai yra padovanoti savo ką nors. Už pastangas, už tą tokį tvirtą žodį, tvirtą valią, reikia save apdovanoti. Ir tas apdovanojimas gali būti moterys, pavyzdžiui, jeigu eiti į sporto klubą, tai nusipirka naują sportinę aprangą. Mums gal nuvažiuoti kartais su kokiu nors kitu automobiliu, įdomesniu, sportiniu ar kitu, jeigu namie tokių keletą turi. Įvairių apdovanojimų yra. Aš, pavyzdžiui, šiandien savo nusprendžiau padovanoti nusiskusti barzdą. Nes pliamba stovėti prie to veidrodžio, po to siurbtos plaukus iš visur. Užkins. Nuvažiuosiu ir nusiskusiu savo barzdą, tiesiog barbershop. O yra dovanų eilės ir tai gali būti net nebūtinai dovanos, o gali būti gal net kažkoks tai, nežinau, detalė, kaip rūbų, kaip, nežinau, vietos ar panašiai. Ką turiu omeny, tu atsisėdęs papasakosiu. Nu va, barzdelė nuskusta, atjaunėjau ir palinknėjau kokiais 5 metais ir 5 kilogramais. Aš iš tikrųjų manau, kad mes daugiausia tos valios energijos sudeginam darbe. Ir aš turiu omeny, kad darant sudėtingus darbus reikia kažkaip save apdovanoti. Yra moksliškai įrodyta, kad mes vadovai turim save apdovanoti kaip 7-metį vaiką. Nes mūsų dažnai niekas nepagiria, dažnai nepaskatina, aplamai ne apie jokias premijas net kalbos nėra. Tai iš tikrųjų, kad vadovai turi savo išsikelti, susigalvoti ir pažaisti tam tikrus žaidimus, tai faktas, bet tai nebūtinai ir vadovai, netgi ir tie patys mano pardavimų vadybininkai, kurie turi daryti šaltus skambučius, jie tikrai gali susigalvoti, kaip save apdovanoti, kaip savo padaryti šventę, žaidimą, kad jų darbas jiem kainuotų kuo mažiau tos mūsų valios energijos. Mes suprantam, kad valios reikia jau keltis. Mes suprantam, kad valios reikia nueiti. Mes suprantam, kad valios reikia daryti, kad ir tuos pačius šaltus skambučius. Mes suprantam, kad valios reikia pravesti ne visada malonius pokalbius. Duoti žmogui ne visą laiką gerą grįžtamąjį ryšį, grįžtamąjį ryšį kokybišką, bet ne apie visada gerus dalykus. Tas mums kainuoja valios. Dėl to mums reikia susigalvoti, kaip mes galėtumėm save arba apdovanoti, arba žaidimo formą tai veikti. Žinot, žaisdami visą laiką viską padarom daug lengviau. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, man vakar reikėjo važiuoti į Rygą. Nu ir tikrai tie visi darbai, ten susitikimai, online, jie nebuvo patys lengviausi. Ir jie man tikrai kainavo valios. Patikėkit, aš jūs buvau susidėjęs į kalendorių. Jie buvo suplanuoti iš anksto. Viskas buvo, kaip aš ir patariau, bet vis tiek jie man kainavo krūvą valios energijos. Dėl to aš nusprendžiau, kad jeigu aš varau jau į Rygą, tai jau aš nevalgysiu jokios normaliose kavinėse, aš valgysiu kolonėlės junk food. Nu ir man sunku, aš morališkai pavargęs, bet žinau, kad mašinoje manęs laukia vytintos, ar ten rūkytos, ar ten iš visų šamskysti mirkytos tos dešrelės dabar, nu man skanu, man patinka. Ir aš taip žaisdamas, po to Coca-Cola, po to dar kažkas tai, aš taip žaisdamas savo kompensuoju, kad darau pakankamai sunku ir valios daug kainuojantį darbą. Gyvenime mums irgi tos valios reikia. Ir čia aš žinau, kaip šunis man reikia vedžioti, pareini iš darbo, jau atrodo nusiplūkęs, pavargęs, sėdi ant lovos, bet tu negali būti laisvas, negali būti atsipalaidavęs, nežinai, kad už 1,5 valandos tau reikės eiti su šuniukais į lauką, o visa šeima ruošis, valysis dantukus, rengsis pižamom, šypsosis, o tu sukandęs dantim į šaltį, į lietų eisi. Aišku, kad namuose gali šiek tiek prisitaikyti, gali irgi pažaisti, žmona gali tau malonų padaryti dalyką, jūs galite grafiką susidaryti, vaikai gali. Tai tą patį reikia padaryti ir su mūsų darbais. Reikia mums sugalvoti kokią nors žaidiminę formą, kažkokią kompensaciją ir dėl to gal ten atsiranda balansinės lentos, atsiranda juokingų kostiumų dienos, kada tu kažkokį padarai ne standartinį sprendimą, kuris palengvina tau labai svarbų, bet sunkų ir rutininį darbą, kuris kainuoja valios. Tai patarimas numeris 2. Susigalvokit, kaip žaisti, arba susigalvokit, kaip save apdovanoti. Taip kaip aš, pavyzdžiui, asmeniniam gyvenime. Nu, bliamba, sakau, reikia eiti pas barberį ir nusiskusti barzdą. Labai šauniai aš išsisprendžiu. Ir pasportavau, ir namų valyti nereikėjo, ir barzda nuskusta. Tai tą patį reikia padaryti ir su šaltais skambučiais, su nemaloniais pokalbiais su bendradarbiais, su klientais, su visais kitais, kas kainuoja milijonus valios energijos dalelių,
sugalvoti, kaip tai kompensuoti, ar kaip jau bent jau palengvinti, kad tai būtų malonu. Sekmadienio vakaras, labai pavasariškas oras, toks tiesiog fantastiškas oras. Ir aš keliauju į 4. šios savaitės treniruotę. Ir bekeliaudamas noriu su jumis pasidalinti 3 savo praktiką, taisyklę, kurią naudoju, kad mažiau naudoti valios energijos ir kad kažkokie tai dalykai įvyktų. Tai šiandien sekmadienį aš buvau paskyręs net 3 valandas visokiam ateinančios savaitės darbam ir aš ne ką kitą dariau, bandžiau susikurti scenarius. Tai ką noriu pasidalinti, kad tam tikri dalykai mums sunkiai pavyksta padaryti ir mums atrodo, kad jiem reikia labai daug valios, dėl to, kad mes nežinom, ką mes turim padaryti. O kai tu pradedi darytis tokį kaip scenarijų, kaip detalizacija, aš girdėjau kitų podcast'o kūrėjų, net yra toksai terminas išsirašyti. Tai jeigu mes paimam, išsirašom tos darbus, susikūrėm scenarijų, tai ir tas daug lengviau įvyksta. Aš, pavyzdžiui, šiandien einu su nuotaika, nežinau, kad šiandien bus treniruotė, reiškia sparingai, reiškia padarysim 5 minučių apšilimą, užsidėsim bintus, apsaugas ir eisim į ringą porom po 2 minutės sparinguotis. Tada kažkas eis daryti atsilenkimus, kažkas eis daryti kažkokius tai prisitraukimus, aš įsimečiau kėdus ir kojines biškį prasibėgsiu tą keliu. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš žinau, kas bus. Arba man nereikės daug galvoti, nes bus už mane pagalvoti. Tai va dažnai tas, kad jūs iš anksto žinosit, kas bus, arba bent jau iš anksto turėsit suplanavę planelį, tai yra susikūrę scenarijų, išsirašę eilės tvarką, išsikėlę savo tikslus arba klausimus, kuriuos užduosit, daug lengviau padarysit bet kokį darbą. Tai linkiu visiems kuo paprasčiau įgyvendinti savo tikslus, o dabar einu biškį. Pasisparinguosiu valandytę ir jau į kitą savaitę eisiu visai kitoks. Sakai, ką nors. Pavargau, sunku. Tikiuosi nesimato, bet vakar gerai gavau vakar į nosytę, nes hebra vis tiek įpratę, kad aš pakankamai geros formos sportininkas. O tas geros formos sportininkas tiesiog nebesportuoja ir prasileidžia net elementariausius smūgius. Bet iš tikrųjų treniruotė pavyko, užskaitau. Įjungiau kamerą pasidalinti tokiu disclaimeriu. Tai disclaimeris, aš tikrai naudoju dažnai šitą techniką. Sekmadienį skiriu valandą, kaip praeitą sekmadienį 3, kad išsirašyti visos kitos savaitės darbus, scenarijus, ką darysiu. Turiu pasikalbėti su pardavimais, tai įsirašysiu, ką turiu pasikalbėti su pardavimais. Turiu padaryti kelis skambučius prašymais vienos ar kitos ten paslaugos, nuolaidos ar mokėjimo atidėjimo. Daug dalykų aš darau, kad jie padėtų spręsti mum verslo klausimus ir kad įmonė nesustotų, neužsilrakintų. Tai daug yra nemalonių dalykų ir jie yra labai sunkus tiek morališkai, tiek psichologiškai. Tai tu jas tiesiog dediesi, apsirašai, kad jeigu ne tą, tai tą, kitą. Ir tada, kai nueini miegoti, ir šį kartą ypač po sporto, aš visą naktį vieną kitą scenarijų ir žinot, tokiam kaip varškiai, kaip smaloj. Tu negali atsakymo, negauni visų kitą patį per tą patį. Kita pusė, taigi nekomunikuoja, neduoda atsakymą, tik tai tavo. Vis jau atrodo prasapnavai tą veiksmą, kad, pavyzdžiui, kalbėsiu šiandien su pardavėjais, jau atrodo prakalbėjai, viską padarai ir vėl iš naujo tas smala tokia sukasi, lemą, kaip iš tikrųjų. Viskas turi savo kainą. Tai labai gerai dienos metu tuos darbus žinoti, kaip padaryti, tai turėti scenarijus, turėti aiškų veiksmų planą. Bet tai blogai, kai tu naktį negali išsimiegoti, nes tu juos suki. Tai pasistengit juos padaryti kuo anksčiau dienoj, užsitvirtinkit ir sakykit, ką man čia dabar naktį apie tai galvoti, jeigu aš galiu juos padaryti rytoj atsikėlus. Viso gero! Nu ką, hebrytė, pabaigiau šiandien dienos darbus ir nespėjau nieko jums šiandien gero pafilmuoti, bet reiškia koncentruokimės ties to, ką esam sugalvoję. Noriu su jumis pasidalinti 4, mano manimu, vienu iš svarbiausių punktų, kaip galima sunaudoti mažiau valios energijos, pasiekiant kažkokį rezultatą. Ir tai yra niekam nepaslaptis, bet tai yra teisinga komanda. Teisingos komandos atsirinkimas, teisingos komandos įtraukimas ir teisingos komandos atsakomybių pasidėlioja. Nežinau, ar jums yra tekę, bet kai pradedi kažkokias, nežinau, malkas nešioti ar kitus sunkius darbus dirbti, žmogus tu dirbi ir pavargsti. Bet kai tu tą darbą darai ne vienas, tai tave motyvuoja
šalia esantys, tau jie padeda, kartais jie gal net smarkiau pastumia, tai taip žinokit ir mūsų kasdieniniam gyvenime. Žinot, kaip būna, jums sunku išvesti šunis, nes jūs esat pavargę, nenuotaika ir už jūs tai padaro antra pusė. Tas pats ir pas mus, žinokit, darbe yra labai gerai sudaryti komandą. Mes dažnai vadovai galvojam, kad mes galim viską tik tai geriausiai. Patys viską padarysim ir paskui mes išsikvepiam, va taip kaip aš. Žinokit, šiandien atėjau su vakar įsivardintais gal 17 punktų, ką šiandien žadėjau padaryti. Ir aš turėjau langų tarp savo susitikimų. Juos suvalgė kažkokie tai užklausimai, gaisrai, netikėti svečiai ir tas laikas tiesiog ištirpo. Tai vat aš kalbu apie tai, kad kai tu pavargsti, ant tiek tave išnaudoja, bet tu turi teisingą komandą ir aš turėjau labai dabar gerą susitikimą su pardavimais ir kai aš jau esu pasimetęs, nusivylęs ir galvoju, ble, nu jau nebedarysiu. Ir tada ateina tas žmogus ir sako, Jurgi, o davai aš šitą padarysiu. Ir man taip palengvėja ir taip atsiranda jėgų kitiem dalykam. Tai taip, kad numeris 4. Kaip sutaupyti valios energijos, tai pasirinkit teisingą komandą, įsitraukit ją ir nebijokit deleguoti ir dalintis užduotim. Ir jūs pamatysit, kad kartais tai, ko jūs negalit, nenorit, nebeturit jėgų, jums gali padėti padaryti jūsų draugas, partneris, kolega arba komandos narys. Viskas, vaikeliai, varau namo. Ilsėtis, rytoj laukia dar įdomesnė, dar geresnė, dar efektyvesnė ir dar mažiau valios kainuojanti diena, nes jau rytoj antradienis. Atidirbom šiandien dar vieną dienelę. Buvo daug atrankėlių, pokalbių, susirinkimų ir kitų dalykų. Tik supratau vieną dalyką, ką noriu pakviesti jūs padaryti. Tai noriu suformuoti valdybą arba komisiją, gal net pavadinčiau, produkto sukūrimą. Aš manau, kad man reikia jūsų pagalbos, kviečiuosi, kad padėtumėt man suformuoti mūsų vertės pasiūlymą klientam, konkrečiai Anglijos paslaugų. Mes daug apie tai kalbam, mes daug apie tai galvojam, bet kai skambina pardavėjai, jiem trūksta kažkokio tai atsakymo ar kaip čia, ar kažkokio tai sprendimo, kad jie galėtų sakyti, nežinau, pas mus yra sistema, kuri neleis nei vienam jūsų kroviniui išvažiuoti iš Anglijos be muitinės paslaugų. Yra tokia paslauga. Mes susikalbam su vairuotoju, nes kalbam 7 kalbom. Yra toksai dalykas, yra pas mus būnas laiko. Mes tada gal galim padaryti jum ten, nežinau, servizą 724. Yra toks dalykas. Nu taip toliau ir panašiai, tai noriu biškį pasigryninti tas vertes ir man būtų labai gerai inputas iš transporto įmonių. Tikrai turiu sekėjų. Davai padarom tokią valdybą. Dabar ta valdyba padės man, o paskui ta valdyba padės jums. O davai tai valdyba susirinkinės kur nors kaviniai ir aš mokėsiu labai sočius, skanius pietus ir nežinau, dar gal ką nors, kad būtų motyvacija. Davai parašykit, noriu į valdybą, turiu transporto patirties, man į Instagramą. Aš ten mažiausiai dabar turiu šiuo metu kažkokių tai žinučių. Tai Instagramas Jurgis Adomavičius, rašykit. Noriu, turiu transporto patirties, kaip tai sakant, savo CV-ką ir aš suformuosiu tokią valdybą. Ir tada galėsim su videoblogo sekėjais pasidalinti tam tikrą patirtim. Nes man atrodo, kad žinios yra pas mus ir mes tom žiniom turim vieni su kitais dalintis. Tai dabar man reikia jūsų pagalbos, kviečiu prisidėkit. Man reikia sukurti vertės pasiūlymą būtent anglų paslaugom, kai važiuoja vežėjai iš viso pasaulio į Britaniją, veža iš Britanijos krovinius ir mes jiem turim kažką tai tokio saldaininio pasiūlyti. Einu į NFQ ofisą, tai yra viena iš tokių didesnių IT kompanijų, kuri šiandien organizuoja atvirą pokalbį apie e-commerce. Aš jau sakiau, kad nemažai investuoju į IT sprendimus, kas yra susiję su e-commerce, į sandėlius. Tai yra sandėliai Lenkijoje, sandėliai Lietuvoje, sandėlys Anglijoje, kurie gali aptarnauti nemažą srautą elektroninės komercijos prekių. Tai reikia didinti pažintis, kontaktus ir labai tikiuosi, kad šitam būtent network'e bus su kuo apie tai pasikalbėti. O nebus, tai šiaip gerai laiką praleisiu. Šiaip NFQ man imponuojanti įmonė, bet aš pasirinkęs kaip tiekėją ITO, nes tiesiog turiu asmeninius geresnius santykius. Man visada nedrąsu eiti per šitą tiltelį. Labas rytas. Prašom, būnas atvyko. Jo, ačiū.
Tai reikia iš tikrųjų kalbėti apie nepardavimus, o apie nepardavimus, ne? Nepasibaigė dar konferencija, bet negaliu daugiau skirti tam laiko. Turiu 105 darbus, bet šiaip iš tikrųjų buvo labai naudinga. Buvo naudinga paklausyti ir apie pačią rinką, buvo naudinga paklausyti ir apie dirbtinio intelekto panaudojimą jame. Uždaviau ir klausimus ir buvo labai naudinga save pareklamuoti. Ką irgi padariau? Sumokėjau ar ne? Ne. Visada, kai einate į tokius renginius, nesisarmatinkit. Paimti mikrofoną, užduoti protingą klausimą, o kada užduosit protingą klausimą, tai prieš tai prisistatykit. Jeigu, aišku, neturit protingo klausimo, tai geriau gal neprisistatinėkit tada. Bet šiaip iš tikrųjų labai veikia. Per tokius bendrus renginius, kur susirenka jūsų auditorija, pavyzdžiui, man čia rūpi e-commerce logistika. Tai yra rūpi tie žmonės, kurie prekiauja prekiam iš užsienio arba į užsienį, tokį kaip Anglija. Ir tada aš pasinaudojau progą, paklausiau apie dirbtinį intelektą ir apie voices, nes čia niekas dar nekalba apie tai, o jau man ukrainiečiai kelintą kartą siunčia pasiūlymą, kad davai perdarykim viską ant chatboto, voiceboto, gal ne chat reikėtų rašyti, voiceboto. Tai aš jau svarstau tą dalyką daryti. Tai man iš tikrųjų pakankamai yra įdomu ir galvoju, kaip čia būtų galima tą panaudoti. Plus RFQ turi tiek daug visokių gerų sprendimų. Dabar buvo apie mailingą, nelikau. Bet aš tikrai tikiu, kad šalti mailai duomenų bazai, jie tikrai veikia ir juos irgi reikia naudoti. Tai gal dar bus momentas, kada atlėksiu iki ofiso, pravesiu susitikimą ir turėsiu laiko pareferuoti į čia, kas buvo, nes tikrai daug užsirašiau, daug užsinešiau ir dar daugiau noriu jums papasakoti. Aš jau kalbėjau aplamai savo videoblogę, bet ir šitam, kad mažiau valios sunaudoti, reikia pasiekti tam tikrą automatizmą. Automatizmą galima pasiekti įpročiais, kurie tikrai taupo mūsų valios energiją ir mūsų aplamai jėgas. Taupo įpročiai, kur tu net hop pats padarai ir net nesupranti, ar reikėjo čia smegenų, ar reikėjo įdirbio, ar čia automatiškai gausi. Žinot, čia kaip vos ne duris užrakinti. Mes dažnai pamirštam ir galvojam, ar užrakinom savo buto duris ar ne, nes tai yra automatizmas, kuris nereikalauja jokių iš mūsų pastangų, kad tą padaryti. Aš šiek tiek išversiu ir 5. mano taisyklė arba 5. mano būdas, kaip aš sunaudoju mažiau galios, būtent valios galios, tai žinokit, aš darau viską automatizuoti. Stengiuosi neatidėlioti. Tai yra, naudojusi maksimaliai įpročio galiom ir maksimaliai naudojusi tuo momentu. Nes kada tu pradedi galvot, kaip čia bus, kur čia bus, kai čia paskambinsi, ar atsilieps, ar pasakys, ar pažins, ar nepažins, ar pasakys, kad neįdomu, ar pasakys, kad tu blogas. O jeigu tu paimi čia ir dabar telefono numerį, paskambini ir jau tada vedi pokalbį. Aš visą laiką sakau, kad neatidėliokit ir mano taisyklė numeris 5, darykit viską iš karto. Kuo mažiau atidėliojimo, tuo, žinokit, mažiau sunaudosit galios, tuo mažiau sunaudosit energijos, būtent valios energijos tam daiktui pasiekti. O kad tai būtų tiesa, varau dabar padarysiu 5 skambučius ukrainiečiam, kurie sumažino pirkimus mum T1 Anglijoje. Pabandysiu daryti tai su 3CX paslauga, kad galėčiau įsirašyti ir paskui naudoti mokymum savo darbuotojam arba ištrinti, jeigu man nepavyks. Sėdžiu ir galvoju, kasgi varo tuos verslininkus taip į priekį. Tokius kaip Vlada, tokius kaip mane, tokius kaip jūs. O žinot kas? Tikriausiai atsakomybė, noras būti geresniem ir valia. Taip, kad linkiu visiems turėti valios. Man dar liko padaryti 2 svarbius darbus ir eiti namo į savaitgalį. Tai išlaikykit savo valios batarėją, kuo stipresnė, kuo lėčiau ją reikėtų krauti, tuo mažiau jinai susigadins. Ir tikiuosi, kad šitie mano patarimai jums buvo naudingi, o žinias galėsit pritaikyti ar gal net patobulinti ir pasidalinsit su manim komentaruose. Laukiu komentarų, kaip jūs išsaugot savo valios energiją ir kaip jinai jums padeda jūsų gyvenime. Iki kito karto, iki, like, share, subscribe.